Esu Valdas, technikas, mano kolega Andrius. Šiandien jums parodysim esančius mūsų savaime išsilyginančius mišinius ir pademonstruosim naujus, kuriuos ką tik pradėjom gaminti. Tai va, kokia problematika su savaime išsilyginančiais mišiniais? Tai yra tai, kad kitą kartą nepavyksta išlieti lygiai grindų arba išlietos grindys sutrūkinėja, suplyšinėja. Ir dabar kažkaip tai apie tai ir pasišnekėsim. Tai visų pirma, mes dabar demonstruosim truputį tokius gal mažiau pažįstamus kai kam mišinius, tai yra anhidritiniai mišiniai, ne cementiniai ar ne dar kažkokie tai, bet dėka to anhidrito šitie mišiniai turi unikalių savybių. Tai visų pirma, kokios tos unikalios savybės? Kaip ir paprastas gipsas, anhidridas, tai yra irgi tam tikra rūšis gipso, jisai džiudamas beveik nesitraukia, mažai traukiasi. Iš to seka kas? Iš to seka tai, kad net ir pri didelių sluoksnių susilygimas bus mažas, liejant arba lyginant grindis, kur yra netolygus sluoksniai, pavyzdžiui, renovuojant būna įvairių grindų tenais ir keli milimetrai, ir keli centimetrai reikia išlieti. Standartiškai su standartiniais mišiniais ten įvyksta didesni susėdimai, kartais net ir sutrūksta dėl skirtingų tempimų įvairiuose sluoksniuose. Tuo tarpu anhidriniai mišiniai šitoje vietoje žymiai adekvačiau elgiasi, jie beveik nebeatkartoja nelygumų dėl mažo sėdimo ir nebesutrūksta. O antra vertus, jeigu mūsų pagrindai remontuojami dar ir neša krūvį, kitai žodžiais tariant, jų pašalinti visiškai nereikia, bet paviršiai apdulyje, trūpantis, tai neretas atvejas, kai užliejam kokį kitą mišinį, randam Sacharą sutrūkinėję, matom neprikybą, apverčiam atplėštą gabaliuką, matom, kad ant jo iš apačios prikybė ten seno pagrindo tos dalelytės, tai reiškia, kad pagrindo paviršius jisai nebeatlaikė tų jėgų, kurios atsirado mišiniui traukiantis ir džiūnant. Tai vėlgi anhidrininiai mišiniai, kaip jau ir minėjau, jie mažiau traukiasi, vadinasi, mažiau ir stengiasi save atplėšti nuo seno, ne visai patvaraus pagrindo. Tai va, taigi šiandien mes demonstruojam jums mūsų klasikinį nivelo, kuris gali būti liejamas nuo 8 mm iki 305, tokiems sluoksnio storiams tinkantis, ir naują savo kūdikį, tai yra nivelo 140, kuris gali būti liejamas jau nuo 1 mm iki 4 cm. Dabar trumpai apie savybės jų. Klasikinis nivelo, jisai yra C20 atsparumo gniuždymui ir F5 atsparumas tempimui lenkiant, o nivelo 140 jau yra kietesnis, jo atsparumas gniuždymui yra C25. Ką aš čia dabar šneku, raidės ir skaičiai, čia yra europinė klasifikacija, kuri nurodo atsparumą tam tikrom jėgom. O atsparumas tempimui lenkiant jau šito mišinio yra F7. Taigi, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad to mišinio klasikinio, kur yra šiek tiek minkštesnis, silpnesnis, jį galima naudoti būtų visom įprastinėm grindim, išskyrus medžio masyvą. Tai yra tipinis parketas, kur masyvi lenta gaunasi, kuri turi nemažus vaikščiojimus, ten jau reikalingas tvirtesnis paviršius, arba masyvios ir didelės kažkokios tai keraminės plytos, akmuo ar dar kažkas tai tokio. Tuo tarpu jau va šitas nivelo naujas mūsų mišinys jau pakankamai stiprus ir tokiom apdailos dangoms. Tai va, tai turbūt pradėsim demonstruoti. Mes jau iš anksto esame užsimaišę savo klasikinį mišinį nivelo, dar kartą jį permaišysim ir pradėsim lieti. Kai labai nelygus pagrindai, kaip susigaudyti lygiuose. Matote, išstatyti tokie trikojai, ne? Jų niveliavimo priemonių yra daug ir įvairių. Man labiausiai patinka dirbti su tokiom, kaip tas yra daroma. Jis įstatomas ant pagrindo ir kažkokio tai lazerinio prietaiso arba kombinuoto dujinio lazerinio pagalba mes išstatom aukštį apatinio strypo dalies. Prisistatom jų ir po to liejam tol, kol mišinys pakyla. Ką pabandysim ir pademonstruoti. Dabar liejant paprašysiu pilnai neužliet, maždaug, kad nepradėtų semti aukščiausios dalies. Liejam, užteks, ačiū.
Va, matot, maždaug jau pasiekė tą viršutinę dalį, bet mišinys bėga, jisai nori pasklisti ten, kur jam reikia, dar trūksta. Ir dabar po biškį, jeigu išeina jums, pabandykit čia palieti, tol, kol, bet taip neskubant, jeigu pavyksta. Sunkugi rankiniu būdu dirbti. Pilam po biškį, dabar ten čiut papilam. Dabar užteks kol kas. Kadangi tai nėra vanduo, jisai aišku nėra toksai takus, jam reikia padėti nutetikėti ten, kur reikia. Ir kaip mes tą žinom ten, kur reikia? Mes žinom pagal šitos strypelius. Jeigu bandomės jį prasklaidyti po visą paviršių, tiesiog šluotos pagalba, čia taip yra dirbama su storasluoksniais savaime išsilyginančiais mišiniais. Ir iš esmės, ką mes matom? Mes matom, kad jau pataikėm, pripylėm tiek, kiek reikia, ne? Iš principo mes jį visą prasklaidėm, dabar perduosiu pagrindinį įrankį laikinai. Ką toliau daryti? Čia kol kas tik tai mes susižiūrėjom, ar tikrai pataikėm prilieti tiek, kiek reikia, kad gautųsi horizontalu. Toliau reikia jam padėti išvarvėti, gal ant tokio mažo ploto ne visai matosi, kokius mes įrankius galim bandyti naudoti. Galim bandyti naudoti tokį valiuką. Pažiūrėsim, ar mums pavyks. Šitie jau nebereikalingi, mes žinom, kad tikrai jau priliejam tiek, kiek reikia. Nuimam. Ir bandom. Matom, kas vyksta. Matom, kad man mišinys truputį nori stumtis. Tai reiškiasi, kad vienas iš dviejų, tai yra per daug mišinio šitam valeliui, arba reikėtų ieškoti ilgesnio plauko valelio, bet jų beveik nebūna. Vadinasi, mums belieka ta pati šluota, su kuria bandėm ir pirminį tą stumdymą daryti. Mes vėlgi imam tą šluotą ir padedam mišinį jau gražiai išsiskleisti ir padedam iš mišinio išeiti orui. Tas yra daroma tiesiog guminiais batais apsimovus, braidant po mišinį, einam ir mes va taip tapšnom, banguojam jį. Ir va taip dėsningai visame objekte žaidžiam. Darbas tikrai nėra sudėtingas, net lankstyti nereikia. Padėjom jam ištekėti, išsiskleisti, viskas einama į kitą kambarį arba baigiam darbus. Gerai, jeigu kambarys yra keli kvadratai ar tenais vonė, tą galima rankiniu būdu paimti, užsimaišyti, pasiruošti ir taip toliau. O jeigu tai yra didelis objektas, didelė kvadratūra, tai mums reikės vos nežinau, 10, 20, 30 žmonių, kurie suspėtų ir smaišyti ir atnešti. Šitie visi mišiniai yra tinkami dirbti ir mechanizuotų būdu. Tai yra tinkavimo technika, jūs turbūt matėte parodoje, ten stoja tinkavimo mašina. Jeigu kam įdomu, jums tenais paaiškins specialistai, kaip ją reikia perkomplektuoti, kad galima būtų mechanizuotai lieti grindis. Darbas iš vis tampa paprastas, vaikštai su šlanga, iš jos bėga, pribėgo kiek reikia, pasiėmė šluotą, sutapšnoji pagal majakus ir išėjo iš objekto. Tai va su šituo mišiniu taip. Dabar kitas mūsų mišinys. Naujasis kūdikis, kaip sakoma. Jisai yra kartu ir sisteminis produktas, kurioje vietoje, gal matė, čia stenduose yra sausų grindų pas mus sprendimai. Sausos grindys, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turim ne smėlbetonį, o turim specialias iš gipso pagamintas plokštės. Tai gali būti brown plokštė su kartono danga arba gali būti brio plokštė, čia presuoto plaušo plokštė. Bet jeigu mes turim grindis, kur dėsis plonosluoksnė apdaila, pavyzdžiui, PVC apdaila, o ten bus kažkokia tai kėdė su ratukais ir taip toliau, plokštėms reikalinga papildoma apsauga, kažkur tai 2 mm sluoksnio storį reikalinga savaime išsilyginantis mišinys pilt ant tokių sausų grindų. Ir šitas produktas yra tinkamas tam. Taigi čia dabar mes imituojam sausas grindis ir parodysim, kaip ir su šituo ir aišku su kitais mišiniais išlieti lygų pagrindą, bet sukelti to lygiai. Kada to kartais ir kitais atvejais gali reikėti? Gali reikėti, pavyzdžiui, mes turim skirtingas grindų dangas. Kaip pavyzdžiui, plytelės ir PVC danga, o turim lygų pagrindą, reikia kompensuoti apdailos aukštį. Ten kokius 4, 5 ar kelis milimetrus, ar ne, tai mums jau tokių majakų nebereikia, nes mūsų pagrindas lygus, mums reikia sugebėti išlieti to lygiai pakelt visą sluoksnį. Ta pabandysim ir padaryti. Ir dabar mes parodysim, kaip reikia nuo pat pradžių teisingai užmaišyti mišinį.
Čia iš dabar mes jau iš anksto pagal sluoksnio istoriją atsisvėrę naujo produkto nivelo 140, vyksta mišinio spylimas į vandenį ir pirminis išmaišymas. Įsimaišom pirminių išmaišymų tol, kol nelieka jokių sausų gulmiliukų, kol mes jaučiam, kad mūsų taroje konsistencija yra tolygi. Bet lieti iš karto dar negalima. Šito jau daikto nebereiks mums. Kol jisai ruošia mišinį, aš truputį papasakosiu apie specifinį įrankį tokiems darbams. Tokiems darbams naudojamas specialios šukos. Jos yra įvairių tipų. Tie dantukai berods yra 3 ar 4 klasių, nes šitie dantukai užduoda minimalų sluoksnio storį. Šitos šukos 2,5-3 mm. Jeigu brauksim mišinį iki pagrindo, ta prasme nubraukinėsim kaip plytelių klijų šitaip. Bet jeigu mums reikia didesnio sluoksnio, yra pagalbiniai elementai, kur mes galim virš dantukų iškelti papildomai 1, 2, 3 ar 4 mm. Šitaip dirbant su tokiu įrankiu labai lengva padaryti tolygiai vienodą sluoksnio storį, ką ir parodysim. Tai dabar situacija yra tokia su teisingu maišymu. Užmaišius iš pat pradžių, kai supilam miltelius į vandenį, kaip lyg ir viskas konsistencija kažkokį tai tolygį, gumuliukų nėra, atrodo galima būtų pilti. Bet mišiny yra daug įvairių ingredientų. Jiems reikia apie 5 minutės, kol jie ištirps vandenį. Ir dėl to reikia palaukus 5 minutės dar kartą permaišyti, kad įsitikinti, tada konsistencija pakis, kad įsitikinti ar ta konsistencija, kurią mes pasiruošėm, yra tinkama liejimui. O kada jinai yra tinkama? Tada, kada susimaišome pagal instrukciją nurodytų kiekių su vandeniu, bet jeigu liejam mechanizuotų būdu, ant mašinos ten mes nematysim, kaip išstatyti vienam maišui, pavyzdžiui, kokius 7,5 ar 8 litrus vandens. Tada yra tikrinama kitaip. Yra specialus indas 1,3 litro, mes per mašiną pasileidžiam, prisipildom jį ir po to parodysiu, ką darom. Dar kartą permaišyk. Tai va, dabar mišinys kaip lyg ir paruoštas liejimui ir jeigu mes lietume mechanizuotai, tai kaip ir minėjau, turim patikrinti. Kaip į lėktuvą su čemodanu. Pripildom pilnutėlį, per viršų nebūtina. Va. Dabar jūs mato čia rėžius. Skersmuo 66 cm. Kiekvieno mišinio, kuris skirtas dirbti mechanizuotų būdu, techniniam duomenų lape turi būti nurodyti maksimali skleistinė, tai reiškia maksimaliai mechanizuotų būdu dirbant, kiek galima dozuoti vandenį. Taigi pasileidom mašiną, pasidarėm mėginį ir jį išskleidžiam. Dabar esmė yra ta, nėra užduotis, kad pasiektų maksimalią ribą, kadangi mišinys liejamas nuo milimetro iki 4 cm, čia šita riba užduota, kiek negalima skysčiau padaryti. Tirščiau jūs visą laiką galite padaryti. Klausimas, ar jums bus patogu su tokio tiršnumo dirbti. Bet jeigu jūs perskystinsit, kas atsitiks? Atsitiks tai, kad mišinys praras savo savybės. Tai reiškia, kad mišinyje yra ir užpildo kažkokio tai smėlio. Jeigu jo klampumas skysčio pasidarys per mažas, tai vadinasi, pavyzdžiui, toksai sluoksnis masinus yra, tas visas smėlis nukrims į dugną, išstums skystį į viršų ir jisai tiesiog ant grindų išsisluoksniuos. Praras visą savo savybės, dėl to gali ir atšokti, ir sutrūkinėti ir taip toliau. Tai yra labai svarbu neperskystinti. Ir mes matom dabar, kad mūsų mišinys, jisai dar nepasiekęs maksimalios ribos, bet jau nebetoli. Iš principo, kaip lyg ir tokiam nedideliam plotui, tai užtenka to vandens, kad mes tinkamai išlietume. Dabar paprašysiu kurį nors, nežinau, iš šitą galą arba jana kažkiek pripilt skysčio, ne skysčio, mišinio. Na, kol kas užtenka. Sunku suvokti, kiek iš tikrųjų jo reikia, mes pradedam su savo specialiu įrankiu dirbti. Tiesiog nukasinėti perteklių iš vienos vietos ir tempti į kitą vietą.
Iš esmės, Andrius jau turbūt įpratęs, beveik pataikė iš akies, kiek reikia, gal šiek tiek daugiau, bet ne tame esmė. Dabar jau nebesemsim, labai panašiai. Beveik nebelieka, aš pervargiu su šukom, svarbiausia, kad jo nebeliktų, nebesitemtų. Tai faktiškai ir viskas yra gerai. Dabar, kad čia ar lygu, ar nelygu, nereikia kreipdėmėsio, mums reikia susikontroliuoti, kad sluoksnio storis yra vienodas. Dabar mišinį padėti ištekėti, galima imti vėl ir naudoti valiuką. Kadangi čia yra apie +- 4-5 mm, jau galima naudoti valiuką, jis turėtų mums nebestumdyti mišinio. Matom, važinėja ir jisai mišinio nebestumdo. Tai padeda jam ištekėti iki galo ir jeigu papuolė oro kartu pilant, padeda tam orui išeiti. Tokiu principu. Štai ir viskas. Suliejimu ir suliejimo technologijom. Keli klausimai gali iškilti. Ar reikalingas, ką daryti su perimetru prieš liejant grindis? Jeigu mes turim plaukiančių grindų pagrindą, tai yra dažniausias smėlbetonis, kuris atribotas nuo tinkuotų sienų, kažkokia vatos juosta arba polisterolio juosta, arba šildomas grindys, jos plečiasi, vaikšto ir taip toliau. Jeigu mes nepanaudosim tokios juostos prie sienų, prieš liejant neprisiklijuosim, tai mes užklinysim, grubiai tariant, plaukiančias grindis, nes jos atsirems į tinką ir grindim nebeleis judėti taip, kaip nori. Mes tada prie sienų turim prisiklijuoti tokias juostas, kad mišinys prie sienos neprieitų, liktų per vietą deformacijai. Jeigu tokių dalykų nėra, ten dėl kažkokių priežasčių pastatas buvo atliktas grindų betonavimas, be deformacinių juostų pribetonuota prie mūro, tada iš principo tokių juostų klijuoti nėra prasmės. Galima tiesiog kelis centimetrus atsigruntuoti sieną, kad siena netimtų vandenį iš mišinio ir kad palei sieną lengvai skleistųsi mišinys. To ir užtektų. Dabar kaip pagrindus paruošti prieš liejimą. Matote, čia yra 2 kibirėliai pas mus. Yra gruntas special haft gruntas ir yra haft emulsija. Abu du gruntai tinka, abu yra koncentratas ir abu du tinka ruošimui grindų. Tik tai haft emulsija ne visų tipų grindim tinkamas, tuo tarpu su special haft gruntu galima visų tipų grindis pasiruošti. Netgi jeigu liejam yra ant visiškai neįgeriančių pagrindų, tokių kaip, pavyzdžiui, plytelės arba kaip šitos grindis. Mes su special haft gruntu išsigruntuojam pagal duomenų lape nurodytų skiedimų principų ir viskas ir liejam. Jeigu įprastiniai smėlbetoniai, vadinasi, mes jį skiedžiame šiek tiek daugiau, vėlgi su juo gruntuojam. Kitais žodžiais tariant, special haft gruntas yra patogiau, nes kokios grindys bebūtų, jisai rasi tinkamą skiedimo laipsnį ir su juo pasiruošit grindis. Tai gal dabar trumpas reziumė. Grįšim ir pasikartosim. Čia anhidritiniai mišiniai. Kaip matėt, mes liejam labai nelygų pagrindą, kur netgi šitam mažam plote aukščiai šokinėjo beveik 2,5 cm. Išliejom, aišku, skystas, jis dar ne visiškai matosi, kad ir anhidritinis jisai tikrai kažkiek susės. Bet ant tiek nežymiai, kad tom dangom, kurias aš minėjau prieš tai yra ne PVC dangoms, nes jisai yra grubesnis. Aišku, PVC dangom galima jį irgi naudoti, bet reikės tada prasišlifuoti gerokai prieš dedant PVC dangas. Bet iš esmės visokiam plytelėm ir taip toliau tie susėdimai bus ant tiek nežymus, kad nereikės nieko daryti. Su šituo mišiniu dirbant, kaip ir minėjau anksčiau, papildomai galima klijuoti jau ir medinės, kurios plečiasi, traukiasi, apgrauna mūsų išlyginamąjį sluoksnį, jisai yra stipresnis, medinės grindys galima kloti ir galima kloti didžiai gabaritės plyteles. Be to, tai yra ypač patogus mišinys dažų dangoms, plonasluoksniams dangoms. Tuoj kažkur tai pavyzdėlį parodysiu. Matote, aš čia buvau jo priliejęs į stiklinį indą, net toks sluoksnio storis visiškai nieko nesutrukinėja ir matom, koks jis yra glotnus. Tai faktiškai kaip uniflotas, jokios frakcijos neturi. Dėl to tokiom visokiam pikantiškom dangom šitas plonas sluoksnis tikrai yra tinkamas, jis ypač lygus. O antra vertus vis tik tai nuo milimetro iki 4 cm yra labai patogus darbo diapazonas.
lygint grindis. Tai gipsiniai mišiniai visi žymiai geriau tinka šildomam grindim, nes mažiau reaguoja į temperatūros pokytį. Kitai žodžiais tariant, mažiau plečiasi ir traukiasi vykstant temperatūrų kaitai. Tai va, antra vertus, mes nelauksim, kol išdžius. Štai turim pavyzdį, tokį pasidarę mūsų naujo mišinio. Ir matot, netgi va tokiam perkritime, staigiam, tai yra staigus perkritimas. Čia aišku, gal jūs nemato, čia yra šioks toks praėjimas, sakysim, susėdimas, bet jisai net milimetro nesiekia. Antra vertus, jeigu mes turime daug patalpų, renovuojam patalpas, kur negalim horizontaliai išlieti, reikia šiek tiek nuolydžio. Jisai leidžia suformuoti nuolydį. Čia matosi šitam pavyzdį irgi nuolydis formuotas, iš šitos pusės į aną pusę. Aišku, tai nėra skirtas mišinys trapų nuolydžiams formuoti, kur yra staigus. Ne, su savaime išsilyginančiais tai nedaroma. Bet jeigu mes turim reikalą suvest patalpas, pavyzdžiui, nežinau, gal durų slenkščiai neleidžia vienodo lygio padaryti ar dar kažkas, tai suformuoti nuolydį su juo galima. Tiek norėjau papasakot, tiek norėjo Andrius parodyti, kaip nesunku dirbti su mūsų mišiniais, o mūsų kolega su tinkavimo technika tikrai parodys, kaip reikia mašiną sukomplektuoti, jeigu norit mechanizuotai dirbti. Dabar gal klausimų kokių turit? Kokį armavimą norit dėti į mišinį? O nereikia jokio armavimo. Kadangi tai nėra mišinys, kuris atstoja grindų pagrindą. Jau grindys turi būti padarytos, arba sausos grindys, arba FE išlietos grindys, arba smėlbetonis, kuris apkrovas laika. O jisai vykdo tik tai išlyginimo funkciją, tai jam jokio armavimo nereikia. Jisai negali būti kaip plaukiojantis sluoksnis. Nei vienas, nei kitas. Dar? Klausimas yra, ar galima antrą kartą lieti, ir greičiausiai būtų ir kada. Galima antrą kartą lieti, jokių problemų nėra. O kada tai yra? Tada, kada pilnai išdžius. Gruntuoti irgi reikia pagal poreikį. Dabar su gruntavimu geras klausimas. Kaip įsitikinti, ar tinkamai nugruntavom? Ateinam, kaip lyg ir grindys nugruntuotos, nežinom, ar užtenka vieno karto ar ne. Pasiėmėm elementariai stiklinę vandens, ant gruntuoto paviršiaus išpylėm, bent 15 minučių neturėtų matyti ženklaus susigėrimo į pagrindą, gruntas turi stabdyti. Kadangi mišiniui bent 15 minučių reikia netirštėti. Ir jūsų klausimas dar man vieną savybę, kurios nepapasakojau, priminė. Su šitais mišiniais, kodėl lygesnis grindys dar gaunasi, už tai, kad jie ryšasi gerokai vėliau. Ką tai reiškia gerokai vėliau, kokia netgi iki 100% negu kiti mišiniai. Jeigu su kitais mišiniais jau kartais net po 10 minučių jie pradeda išlieti, tirštėti, tai šitas mišinys bus ir 20 minučių, ir pusvalandį dar galima bus braidyti. Tai reiškia, kad jeigu mes didelį plotą turim, va čia pradėjom liejam juostomis, mums reikia tas juostas sujungti. Jeigu greitai atiduodantis drėgmę arba rišantis mišiniai, mums visiems ten gaunasi kažkokie tai perėjimai guzai ir taip toliau. Tai kuo mišinys ilgiau leidžia save apdoroti, tuo lengvesnis grindys bus. Tai vat anhidritiniai mišiniai visi taip. Drėgnom patalpom klausimas, ar tinka. Lygiai taip pat kaip ir visi su gipsu susiję produktai. Tinka, bet ne visom. Ten, kur yra visuomeninės paskirties, pavyzdžiui, baseinas, aplink baseiną, realiai jau neberekomenduojam naudoti. Ten, kur yra gyvenamosios patalpos paskirties, tenais vonios ir taip toliau, jokių problemų, kaip ir gipsiniai tinkai, kaip ir žalios mūsų plokštės arba mėlynos. Kaip lyg ir tiek. Taip. Klausimas, ar gamybinėse patalpose, kur didesnės apkrovos. Tai turėtų įvertinti, nežinau, konstruktorius ar dar kažkas. Tai kaip minėjau, tai yra techninėse duomenų lapuose nurodytos fizinės savybės. Atsparumas gniuždymui yra C25, atsparumas tempimui lenkiant yra F7 šito mišinio. Ir tada jau tie, kurie planuoja tų patalpų paskirtį, ką ten veiks tos gamybinės patalpos, yra labai plati paskirtis. Gali būti, aš nežinau, laboratorija. Prašau, naudokit. Bet gali būti sandėliai, kur karai važinės. Tai greičiausia ne.